Sveiki, sveiki visi Mėnulio radijo klausytojai. Šiandien girdėsite pasaką Princesė ir vėjas. Paprastai žmonės galvoja, kad princesės nieko nedirba. Tačiau labai senais laikais, apie kuriuos mažai kas te prisimena, princesės dirbo dar ir kaip. Tais laikais dar nebuvo pinigų, mašinų, lėktuvų ar miestų. Tai kągi princesės galėjo dirbti, paklausite jūs. O būdavo taip. Atsikelia, tarkim, Indijos šalies princesė Šrėja ryte, susišukuoja plaukus, papusryčiauja menėje ir tada pasiėmusi auksinį raktelį išeina kieman. Kieme tuo rakteliu atrakina medines didelio tvarto duris ir garsiai sušvilpia. Nežinau, ar šiais laikais princesės dar moka taip švilpti, bet Šrėja mokėjo. Ir išgirdę tą garsų švilpesį, iš miegų prabunda balti vienaragiai. Jie sutauška kanopomis ir išbėga į kiemą pasisveikinti su princese. Na, o Šrėjos darbas per visą dieną būdavo ganyti tuos vienaragius. Mat princesės geriau už visus žinojo, kur auga švelniausia žolė, teka tyriausi upeliai ir mokėjo labai gražiai dainuoti. Vieną pavasario rytą princesė žiūri, virš aukšto kalno plūduriuoja debesėliai. Tokie minkšti ir mažyčiai, kad Šrėja panoro iš arčiau į juos pasižiūrėti. Princesės visais laikais pratusios iš karto gauti tai, ko užsigeidžia, tad Šrėja su visais vienaragiais ėmė kopti į aukštą kalną. Kopė ilgai ir tik prieš pietus pasiekė viršūnę. Vienaragiai ganėsi, žaidė su debesėliais ir bandė pakutenti juos savo ragais, o Šrėja prisėdo ant akmenėlio ir ėmė dainuoti. Kokia graži melodija! Pamanė ant to kalno tupėjęs vėjas ir tuoj pat įsivėlė į princesės plaukus. Oi, kasgi čia man plaukus velia? Tai aš, vėjas, o ką tu čia darai? Klausė jis princesės. Aš čia ganau savo vienaragius, o kągi tu čia darai? Klausė Šrėja. Tikrai? Nudžiugo vėjas ir pakilęs aukščiau pasiūbavo debesėlius. Aš irgi ganau debesis, nuo ryto iki vakaro ganau juos po visą pasaulio dangų. Tai princesė ir vėjas susidraugavo. Ko gero juos suartino panaši profesija, tad dabar jie kasdien ganydavo kartu. Diena iš dienos ėjo, vienaragiams labai patiko debesėliai, o Šrėja nebegalėjo gyventi be vėjo. Bet vieną dieną šis ir sako: Miela Šrėja, smagu čia Indijoje su tavimi, tačiau man reikia keliauti. Jau seniai nebuvau vakaruose ir ten žmonėms labai trūksta lietaus. Gal ir tu norėtum keliauti kartu? Šrėja išsigando. O, kaipgi mano vienaragiai, ar jie pajėgs nukeliauti taip toli? Bet vienaragiai jau šokinėjo aplink debesis ir pritariamai linksėjo ragais. Tai reiškia, taip, mes seksim tau iš paskos, kad ir kur bekeliautum. Be to, jie nenorėjo išsiskirti su pamiltais debesėliais. Kaip tarė, taip ir iškeliavo. Visi drauge kopė per kalnus, klampojo per dykumas, gerdavo iš upelių, o vakarais Šrėja dainuodavo dainas. Vienaragiai per tą kelionę darėsi vis stipresni. Jie tiek daug šokinėjo aplink debesis, kad kai kuriems net pradėjo dygti maži sparneliai, kad lengviau ore išsilaikytų. O ir Šrėja darėsi stipresnė, o ir vėjas taip pamilo princesę, kad pūtė tik šiltai ir švelniai.
Galiausiai po metų kelionės atvyko jie į mažą šalį. Ten, kur žmonės gyvena prie ežerų, medžioja elnius, o vaikai stato namelius medžiuose. Ta vakarą šalies gyventojai užkūrė didžiulį laužą ir pakvietė princesę prisėsti šalia. Papasakok mums apie savo šalį, prašė jie. Ir princesė, kodėlgi ne, ėmė pasakoti apie Indijos tigrus, dievus, aukštus snieguotus kalnus ir žmonės užgniaužė kvapą klausėsi jos kiaurą naktį. Bet dar labiau juos žavėjo baltieji vienaragiai. Matame krašte žmonės tokių neturėjo, todėl visi juos glostė ir bandė pamaitinti vietinę juodą duoną. Tik tai vėją kažkodėl visi užmiršo. Niekas apie jį nei klausė, nei domėjosi, o ir Šrėja, apsvaigusi nuo šitiek dėmesio, juk ne veltui buvo princesė, net nepagalvojo jo žmonėms pristatyti. Vėjas nupūtė gilyn į mišką su visais debesėliais, bet jo širdyje ėmė kauptis nuoskauda ir paryčiais ta nuoskauda virto į pyktį. Jis susirinko savo debesis ir atskridęs prie jau užgesusio laužo, kur snaudė Šrėja, tarė: Tu visą naktį manęs neprisiminiai ir mane labai įžeidei. Tikri draugai taip nedaro. Ir pakilęs aukštai virš šalies, jis ėmė siautulingai pūsti ir lyti, su žaibais. Griaudėjo miškai ir daugybė lietaus lašelių vėjas blaškė į visas pasaulio puses. Žmonės susigūžę po mediniais stogeliais laukė, kada praeis ta audra, o princesė suprato, kaip negražiai ji pasielgė. Ji glostė vienaragius ir prašė: Mielieji, stiprieji, nuraminkite vėją. Dabar jis labai supykęs, bet juk žinote, kad iš tikrųjų yra geras. Ir vienaragiai nieko nelaukę, išjojo tiesiai į audros sūkurį. Jie kėlė savo ragus link dangaus, o tie, kuriems buvo išdygę sparneliai, net nuskrido link įpykusio vėjo ir prašo: Nebepūsk, nebesiautėk, senasis drauge. Mūsų princesė labai atsiprašo ir jai tikrai liūdna, kad tave įžeidė. Vėjas nenorėjo nieko girdėti, bet vienaragiai taip ilgai ir meiliai maldavo, kad audra po truputį rimo, lietus silpnėjo, žaibai blyško ir galiausiai vėjas susigraudinęs pravirko. Ak, mano Šrėja, aš labai išsigandau, nes pagalvojau, kad tu manęs nebemyli. Tai netiesa, sako Šrėja, aš tave labai myliu ir pažadu daugiau niekada nebepalikti vieno. Vėjas paraudonavo, tada iš laimės pageltonavo, iš džiaugsmo pažaliavo ir per dangų nusidriekė ilga spalvota juosta. Žmonės apačioje išpūtę akis žiūrėjo į tą vaivorykštę. Čia turbūt tik Indijoje tokios būna, gal ją nupaišė princesė? Bet niekas taip ir nesužinojo, kaip atsirado vaivorykštė, nes Šrėja su vėju vos susitaikę patraukė keliauti toliau. Ir dabar visur, kur benukeliaudavo, virš šalies palikdavo spalvotą juostą, kaip savo meilės ir draugystės įrodymą. Šiandien vienaragį retai bepamatysi, o vėjo kalbą supranta tik nedaugelis. Princesės, ko gero, švilpti nebemoka, bet jei kartais pamatysite danguje vaivorykštę, tai bent jūs žinosite, iš kur ir kaip ji atsirado. Ši pasaka sukurta mūsų rėmėjo Alvino dukrytės Saulės prašymu. Labai ačiū jai.